Sveiki kolegos, įrašysiu trumpą video instrukciją, kaip paprastesnių būdų negu iki šiol įrašiau išsimatuoti metalo storį nuvažiavus į objektą. Trumpai parodysiu, o po to paaiškinsiu galima kokius dalykus peržiūrėti, kad jie atitiktų tai, kas turi būti pažymėta nustatymuose. Tai pasimam aparatą, išjungtą aparatą, jį įjungiam su šitu mygtuku, pasimam probą, jis yra TG5 10L, galas 0,9. Sukišam pradžioje turėtume matyti, va čia yra tas probas, kurį aš ką tik paminėjau. Darbo režimas turėtų būti normal, tai yra ne per dažų sluoksnį, o per švarų metalą. Čia mums neaktualu. Einam į kairę, measuring. Visą šitą paliekam kaip yra. Imam probą. Prieinam prie savo objekto. Pasitepam ant jo tepalo, gelio arba aliejaus. Pridedam probą. Turėtų būti maždaug šitoks grafikas ir viršūnėlė turėtų vienas spyglys atsirasti ties linija ir mums rodo storį 30,00. Taip, tada einam prie kitos vietos, pridedam probą, jisai viršūnėlė turėtų liesti liniją ir mums rodo, kad mūsų storis ant šito žingsnio yra 12. Pakeliam, einam į šitą vietą, uždedam ant metalo ir kai viršūnėlė pasiekia liniją, mums rodo, kad mūsų storis yra 42. Taip, tai paaiškinau per 3 minutės. Ir viskas. Tai turėtų būti standartinis nustatymas visą tai, kas yra ekrane, kai jūs pasiimat aparatą ir jį įjungiat. Nieko daryti nereikia. Dabar viskas šiuo atveju. Aš tiesiog pereisiu per nustatymus pagal savo dokumentą, kad galima būtų vėliau peržiūrėti, ar tikrai taip yra, ar netikrai taip yra. Tai vat ką galima peržiūrėti prieš darbą, pavyzdžiui. Taip. Tai mes turim, o dabar reikia jau sutilpti. Sutilpti yra problema. Ir to aš ką nors sugadinsiu. Reikia greičiau daryti tos video. Taip, rectify. Rectify pas mus turėtų būti negative, kaip jau mes išsityrėm. Einam į dešinę, o čia rectify negative. Tada normal. Priekyje darbo režimas turi būti normal. Probas tas, kurį įkišom. Toliau rectify negative gate. Dabar gate'as va čia yra. Aš dabar nustačiau jį 80. Nes automatiškai grafikas sueina į 80. 76, 78, paliekam 80 ir vat veikia. Tai ir gerai, gali būti 80, o dabar nelabai kažkur tai va čia. Va. Gerai yra. Jeigu būna 80, link 80. Gate A threshold, pirmo gate'o. Floating gain. Floating gain yra tai, kas automatiškai prisitaiko grafikas. Ir šitas dalykas yra
čia. Floating gain turi būti nustatymas GA, tai yra gate A, nes mes turim tik vieną gate'ą, brūkšniuką A, ir prie jo prisitaiko mūsų grafikas privažiuoja. Tai čia jis gali būti arba off, arba GA. Pas mus turi būti GA, kad veiktų automatiškai. Max search gain, kuris yra turbūt prie čia, arba ne. Va, čia yra 60. Su 60 šiuo atveju gerai veikia, tai 60 reikėtų ir palikti. Knygoje įrašyta 78, bet nieko mums keisti nereikia. 60 decibelų standartinis tam tikras nustatymas šiuo atveju veikia. Ir viskas. Mums nieko daugiau daryti nereikia. Prieinam, uždedam probą ir rodo mums storį. Va čia su trim yra problema ir aš žiūrėsiu, kaip ją įspręsti, kaip matuoti plonus metalų storius. Šiam kartui tiek. Galit pasimti, kai bus poreikis stormati iš lentynos, važiuoti ir matuoti. Sėkmės darbuose.